Sveiki. Šiandien norėtume pasigilinti į, kelias tikrai intriguojančias idėjas. Jos iš biologo Maiklo Levino darbų. Kalbėsime apie tai, kas vadina, laikinais paternais. Ir kaip jie, jo manimu, sąveikauja su mūsų fizinė realybė. Ir mūsų tikslas šiandien – pabandyti šitas, gana specifines mokslinės sąvokas paversti kažkuo suprantamesniu ir pažiūrėti, gal yra kokių netikėtų sąsajų. Tikrai taip. Levinas vis juk dirba vystymosi biologijos srityje, bioelektros. Ir jis apibūdina, gyvus organizmus, įskaitant ir mus, žmonės, kaip tokius savotiškus laikinus, saviorganizuojančius paternus. Paternus. Kaip tai suprasti paprasčiau? Galima įsivaizduoti kaip dinamišką informacinę struktūrą. Tokio, kuris sugeba tam tikrą laiką išlaikyti savo formą, vientisumą, trimatėje erdvėje. Ir šitas paternas, jis ne tik palaiko vidinę pusiausvyrą, homeostazę, bet ir, pasižymi agentiškumu. Agentiškumu, ką tai reiškia? Tai gebėjimas aktyviai veikti, daryti sprendimus, pavyzdžiui, kaip ląstelių kolonija koordinuoja savo veiksmus. Taip pat jam būdingas, tam tikras sąmoningumo lygis ir gebėjimas mokytis. Gerai, pabandom tai. Kaip sakėm, išpakuoti. Ar tai reiškia, kad, pagal Leviną, mūsų fizinis kūnas yra tik tai laikinas įkūnijimas, tos aukštesnės struktūros? Kaip fizinis kanalas, per kurį tie, abstraktesni paternai veikia čia materialiame pasaulyje, siekdami kažkokių savo tikslų? Iš esmės taip, galima taip sakyti. Paprasčiau kalbant, tai artima idėja apie, sąmonę ar kažkokią informacinę esybę, kuri tiesiog laikinai reiškiasi per fizinį kūną. Supratau. Ir ta struktūra, veikianti per kūną, ji turi savo vidinius tikslus, geba veikti savarankiškai, ji yra sąmoninga ir nuolat mokosi, adaptuojasi. Tai nėra tik pasyvus kodas, o aktyvus vienetas. Ir štai čia prasideda tai, kas turbūt kelia daugiausia klausimų. Kas nutinka, kai tas fizinis kūnas, tas, kanalas suyra? Taip, čia įdomus momentas. Levinas kelia tokią hipotezę, kad šie informaciniai paternai, jie egzistuoja jo vadinamoje platoniškoje erdvėje. Platoniškoje erdvėje. Kaip tai? Įsivaizduokim tai kaip nefizinė informacijos ar idealių formų sritis. Ir jis mano, kad tie paternai nebūtinai išnyksta kartu su kūnu. Jie gali ieškoti kitų galimybių, kitų kanalų, kad galėtų tęstis, reikštis. Oho, tai skamba, labai. Būtent. Ir čia atsiskleidžia tas netikėtas sąryšis, apie kurį užsiminei pradžioje. Levinas, naudodamas šiuolaikinės biologijos informatikos terminus, jis iš esmės aprašo procesą, kuris turi stebėtingų panašumų su, reinkarnacijos idėja. Reinkarnacijos. Taip, tai idėja, kurią randame daugelyje senųjų dvasinio tradicijų. Mintis apie tam tikros formos sąmonės ar, informacinio kodo tęstinumą po fizinės mirties. Įdomu. Kaip pats Levinas, būdamas mokslininkas, žiūri tokį akivaizdų panašumą su, tradiciniam ar net ezoteriniam idėjom. Ar jis tiesiogiai kalba apie reinkarnaciją? Kiek žinoma iš šio darbų, jis nebūtinai vartojo būtent šį terminą. Jo kalba daugiau sukasi apie informacinių struktūrų patvarumą, gebėjimą koduoti tikslus, reorganizuoti skirtingose terpėse, bet jis pripažįsta ir tyrinėja šias paraleles, jis mato galimybę sujungti šiuolaikinį mokslą su, senovės išmintim apie sąmonės prigimtį. Ta paralelė su informacijos tęstinumu, jie tikrai akivaizdi. Gerai. Kitas svarbus momentas, kurį Levinas mini, to paterno raiškos lygis. Jis sako, kad tai priklauso nuo fizinio nešėjo, to kanalo sudėtingumo. Ar teisingai supratau? Taip, visiškai teisingai. Čia logika gana aiški, ar ne? Jei nešėjas yra labai paprastas organizmas, pavyzdžiui, kokia nors pavienė ląstelė ar primityvi gyvybės forma. Bakterija kokia nors. Taip, pavyzdžiui. Tai per jį pasireiškiantis agentiškumas ir sąmoningumo lygis bus, minimalūs. Bet jei mes turim sudėtingą sistemą, kaip žmogaus smegenis ir kūnas. Ypač vaiko, besivystančio. Būtent ypač vaiko. Tai potencialas išreikšti gilų agentiškumą, sudėtingą sąmoningumą, mokymosi gebėjimus yra, nepalyginamai didesnis. Ir tai vėl
vėl kažkaip rezonuoja su kai kuriom rytų tradicijų mintim, kurios kalba apie tai, kad vaiko atėjimas, jo sąmonės pobūdis, gali būti susijęs su tėvų sąmoningumo lygiu, jų vertybėm, net intencijom. Taip, tikrai galima brėžti tokią paralelę. Kai kurios tradicijos svarsto, kad tėvų ir aplinkos kuriama ta psichologinė dvasinė erdvė, ji gali tarsi kviesti ar sudaryti geresnės sąlygas tam tikro tipo sąmoniai ar paternui įsikūnyti. Kaip tai? Na, jei tėvų gyvenimas orientuotas į, sakykime, bazinius instinktus, materializmą, galbūt tai pritraukia, paprastesnę, labiau egocentrišką sąmonės struktūrą. O jei puoselėjamos aukštesnės vertybės, altruizmas, dvasingumas, galbūt tai atveria kelią brandesniai sąmoniai. Bet čia svarbu pabrėžti, žinai, Taip. kad tai yra interpretacinė paralelė. Ji kyla gretinant Levino idėją su tomis tradicijomis. Tai nėra tiesioginė jo mokslinė išvada, bent jau kiek galime spręsti iš to, kas publikuota. Supratau. Tai nėra taip, kad jis pats tą teigia, tai mes čia dabar ieškom tų sąsajų. Būtent, mes ieškom sąsajų. Tai kur link visa tai, kur link veda? Kokia ta pagrindinė mintis galėtų būti iš šitų svarstymų? Man atrodo, esminė mintis, kurią galima čia išvelgti, yra ta, kad mes, galbūt nesame tik pasyvūs tų gilesnių informacinių struktūrų ar sąmonės nešėjai. O kokia tada? Savo veiksmais, mintimis, vertybėmis, darbais mes tarsi kuriame tam tikrą rezonansą arba terpę. Ir ta terpė daro įtaką tam, kokio lygio, kokios kokybės tie paternai ar sąmonė gauna galimybę reikštis per mus. Mes tampame aktyviais šio proceso dalyviais. Vadinasi, mes ne tik nešiojam tą paterną, bet ir jį kažkaip formuojam. Ar bent jau įtakojam, koks jis bus. Galima sakyti, kad įtakojam, kokio lygio paternas gali per mus pasireikšti. Kuriame sąlygas vienokiai ar kitokiai raiškai. Gerai. Pabandykim apibendrinti. Šiandien mes aptariam Levino tikrai intriguojančias idėjas apie žmonės ir kitus gyvus organizmus kaip laikinus, bet aktyvius informacinius paternus. Taip. Palietėm mintį apie fizinį kūną kaip jų raiškos kanalą ir tą stebėtiną jo mokslinio požiūrio panašumą. Į senovinės koncepcijas kaip reinkarnacija. Taip pat nagrinėjom idėją, kad sąmonės raiškos potencialas priklauso nuo fizinio nešėjo sudėtingumo. Būtent, o pabaigai, gal toks klausimas pamąstymui visiems. Jei primtume tą prielaidą, kad mūsų būsena, mūsų veiksmai ir vertybės, kaip leidžia manyti Levino darbai ir kai kurios tradicijos, jei visa tai daro įtaką per mus besireiškiančios sąmonės ar paterno pobūdžiui, Taip. tai kokią atsakomybę tai mums užkrauna? Atsakomybę ne tik už savo pačių, vidinę kokybę, bet galbūt ir už tą sąmonės potencialą, kuris gali reikštis per mus. Ir galbūt net per ateinančias kartas. Ką manai? Tikrai geras klausimas pabaigoje. Palikim jį apmąstymams.